Man kol kas šitas spektaklis, nežinau, ypatingai dabartiniam kontekste, kaip menas egzistuoja būtent esant kažkokioms grėsmėms arba vykstant netgi netoli vykstant karui, ką menas gali kalbėti, kokie žmonės gali būti, kai vis dėlto kyla grėsmė. Ir būtent apie personažą, kur aš darau, tai man tai yra apie žmogų, kuris situaciją vertina kitaip, jisai yra geras žmogus. Janušas Valuška būtent jisai yra toks nuoširdus žmogus, jis nenusistato prieš kitą žmogų, nepasiduoda kažkokiai baimė arba kažkokiai isterijai. Jis kažkaip stengiasi kažkaip išlikti gerų žmogum. Tai man apie tokį gerą žmogų. Atstovas kosmoso, žodžiu. Bet jisai iš esmės yra jaunas vyras, gyvenantis miestelyje, kur neturintis santykių jokių su motina, turintis vieną mokytoją, o mokytojas senas, jis jau rūpinasi, jis ateina, jam valgyti atneša, žodžiu, kambarius tvarko, rūpinasi to žmogum. Ir jis tiki to žmogum. Ir tas būtent tas mokytojas, kuris duoda jam pamokų, kuris kalba apie žmoniją, labai plačiom temom. Ir įdomu, kad būtent šitam žmogui, kuris yra nesugadintas požiūriu, nesugadintas nusistatymu. Ir būtent tas Janušas Valuška, jis yra toksai angelas, sakykime, aš taip labai archetipiškai, labai grubiai įvardinu, bet tai yra kažkoks angelas visam šitam mišiny. Nors jisai vaizduojamas iš tikrųjų jo pjesės, kiti veikėjai, sakykime, knygos veikėjai iš jo šaiposi, iš jo tyčiojasi, jis pats geria, bet tai, kai jis elgis to, ko jis ieško, tai jis kažkokios šviesos. Man nėra sunku dirbti ar kurti. Būtų sunku, aš to nedaryčiau, tikrai nedaryčiau. Sunku yra periodais, atsiranda periodas, kada kažkas neišeina, bet tu tą labai greitai kažkaip perlipi, nes žinai, kad reikia daryti, ir jeigu galų gale, jeigu kas nors ir neišeina, kartais reikia paprasčiausiai laiko ir viskas, ir tada išeis. Vienas dalykas, manau, kad pats Adomas yra aktualus šiandien, jo kūryba, manau, kad yra aktuali, aš labai kažkaip tikiu Adomu, čia mano antras darbas su juo. Apie pačią temą, aš manau, kad jinai vis tiek galų galiai jinai bus tiek pat aktuali, kiek knyga yra aktuali šiandienai. O čia labai individualus dalykas yra. Teatras yra individualus dalykas. Pasinėri kažkokį labai didelį menkumą. Bet ir tuo pačiu su to menkumo ateina laisvė kažkokia. Nebūtina kažką čia. Supranti savo vietą visatai.